Labas vakaras, brangieji. Toks trumpas iš tikrųjų šiandien bus laivas, įvadas į rytojaus įvykius. Tai pakartosiu dar pabaigoje. Dabar noriu visus pasakyti, kad nepamirškite, rytoj bus minėjimas prie Seimo. 19 val. Bus degiami laužai. Tai aš tam minėjime būtinai dalyvausiu ir, kas norit ateit, pamatyti, sudalyvauti minėjime, nes būtent rytoj, ne sausio 13, o rytoj, sausio 12 išvakarėse. Kodėl? Todėl, kad sausio 12 iš tikrųjų žmonės susirinko jau prie Seimo. Ten degė laužai, jau buvo uždegti laužai prie Seimo ir žmonės saugojo Seimą. Ta mūsų kaip ir atnešė mum nepriklausomybę. Čia aišku dabar galima užsidiskutuoti labai ilgam, ką mes iš tikrųjų gavom. Tai sausio 12. O jau po to sausio 13, jau po vidurnakčio atvažiavo kariškiai, jėgos struktūra, ir pradėjo žmonės mušti, prie televizijos bokšto tas pats vyko, ir žuvo. Ir dėl to minėjimai dienos metu jau būna sausio 13 kalendoriškai, bet visada kiekvienais metais sausio 12 dieną, 19 val. Prie Seimo degami laužai. Nusprendžiau šį kartą dalyvauti sausio 12 dieną. Pabaigoje pasakysiu, kodėl ruošiuosi šitą dalyką, kodėl būtent 12, kokia yra, kodėl čia ta puikiai proga ir reikia, aš ketinu dalyvauti, ne tik vienas mūsų iš partijos labai žmonių važiuoja. Tai va, ką apie einamus įvykius, matot, kad čia ta dinamika eina žaibiškai, tų įvykių toks kiekis informacijos ir iš tikrųjų šią savaitę nežmoniškas. Taigi, visi turbūt, pažiūrėjau, apie 50 000 pasižiūrėjo mano rytinį vaizdo įrašą, kurį prašiau persiųsti Skirmantui Malinauskui. Neskanus jisai buvo, visi parašė, kad neskanus. Aš norėčiau, pažiūrėsim, ar Skirmantas Malinauskas sureaguos, gal ar pareiškimą rašys, ar nerašys pareiškimo. Tai tiesa yra svarbu, tai aš dėl to tuos noriu žodžius perduoti Skirmantui Malinauskui. Sakau, jeigu neparašys pareiškimo Skirmantas Malinauskas, tai reiškia, tai yra jam suprantama bendravimo forma ir tai nėra grasinimai. Tai jeigu Skirmantas Malinauskas, aš neabejoju, kad jis tą vaizdo įrašą matė, tą rytinį, kurį nenoriu kartuoti, toks neskanus, man nėra labai malonu, tai tokia retorika kalbėti ir tokių žodžių sakyti, tai jeigu Skirmantas Malinauskas nuspręs nesikreipti į policiją, tai aš suprasiu, kad tai yra Skirmanto Malinausko suprantama forma ir tai nėra grasinimai. Tai tada viskas, tada tvarkoj. Tiesa, ką matėt, stonkų silikonas atsigavo. Žinot tokį stonkų silikoną. Tai, beje, Malinauską visus siūlyčiau ir tas, kur vaizdo įrašas yra apie mane. Parašykit pas Malinauską, kad jo pravardė jis vadina visus padugnėm, o jo Skirmantui tai siūlyčiau vadinti dugnu. Nes jis visai sako padugnė, tai aš siūlyčiau nuo šiol, aš vadinsiu, bus Skirmantas Malinauskas dugnas. Kaip man sako Antanas Kanrutas Celofanas žiniasklaida, tai aš visada cituosiu, kad yra Skirmantas Malinauskas dugnas, ir Mantas Stonkus silikonas. Taigi silikonas, matėt kokį bairį pridarė, įsivaizduokit, rašo Maladėt Stonkus, šitą tai užblokuosim. Žodžiu, tai vėlgi, bet čia kaip sako, čiagi nėra neapykantos kurstimas, ne? Su laivugi žmonės irgi siuntinėjo
Mačiau kokią balvonų armiją, bet mažiau aš ten apie tą silikoną, kaip sakant, nevertas į to eterio. Bet aš matau, kad silikonas nori, kad aš vėl pas jį atvažiuočiau. Matau, jau silikonas čia per porą metų atsigavo biški, atsipalaidavo. Ir man atrodo, jau reikia man, žinok, silikonę, aš jau toj vėl pas tave atvažiuosiu, nes matau, jau tu jau atkutai. Atkutai, gal vėl teisės išsilaikėjai, jau matau, vėl tu mandras pasidarei. Tai žinok, silikonai, aš man atrodo, vėl tave aplankysiu, nes jau matau, kad tu čia jau vėl bangot pradėjai, vėl reikia čia tave biški nuleisti vietą, man atrodo, vėl visus nusikabinsiu aš čia tave kažkur, tai man atrodo, silikonas vėl visus to miesto mentus išsikvies, kiek yra. Kaip ir buvo Marijampolė, jau pamiršo. Jau silikonas, jau sakau, jau toks biški, kaip sako, tos implantus geri kas kažkiek metų keisti tenai. Tai matau, irgi jau silikonas savo savybės keičia, jau atsigavo. Tai va, tai to aš, man atrodo, vėl sugrąžinsiu į pirminę stadiją. Žodžiu, nu ką, apie tos laužus užsiminiau. Svarbus dar dalykas, čia scenarijų ten paskaičiau. Svarbiausias dalykas, kur šiandien įvykis, kurį net mačiau LNK žinios, net neparodė, išvaizduokite, LNK iš vis apsimetė, kad tipo nieko nebuvo, TV3 parodė apie ūkininkus. Paviešinom apie ūkininkus, va čia tavo Lietuva ūkininkai, va dėl kurios važiavot jūs ūkininkai, mačiau daugiau, aišku, pagal amžių kitų tėvai važiavo prie Seimo. Nu va, ūkininkai jūs vat ir pakovojot. Tai iš tikro šaunuoliai yra pozicija. Aišku, Landsberginiai užsiundė mentus, parodė tikrą mentų veidą, iš esmės Landsberginiai, bet ūkininkai šaunuoliai iš tikro nepasidavė. Ir ten žmogus iš vis kažką tai šneka, žodį klaunas pasakė, mentas kažką nugirdo, ką klaunas, viskas, tu sulaikomas. Nu, ta prasme, pažiūrėkit iš tikro, kaip bijo sistema, kaip bijo Landsberginiai, kaip bijo, užsiundo visus mentus. Jūs matėt, žemės ūkio ministras su kiek apsauginių atvažiavo ten. Pasižiūrėkit, jie už mūsų babkės daro, jie už jūsų ūkininkai pinigus tą apsaugą ima. Ir kaip mano amžinatilsį dedukas sakydavo, tavo valgau, tavo geriu, tave pizum vadinu. Tai va tas Navickas tiek Šilutės ūkininkus, tiek Šilalės ūkininkus, va tokiu būdu, nepasakydamas tų žodžių, piziais visus ir išvadino. Va čia va šitas dalykas, va, nu jis tą parodė, kad jūs taip pasijustumėt, tarsi jis būtų taip pasakęs. Tai žinokit, šaunuoliai, ūkininkai tikrai, va, žiūrėkit, kas dedas Vokietijoje. Aš už tai ir ten visiems pripaišė ten tą, oi, čia neteisėtas kažkoks tai mitingas. Palaukit, per miestelį jau draudžiama su traktoriu važiuoti. Na, jeigu aš neturiu mašinos, važiuokit, kaip reikia dėlioti. Aš neturiu mašinos, aš važiuoju su traktoriu. Jeigu ženklo nėra, kad traktoriam eismas draudžiamas, aš važiuoju. Aš gal detalių važiuoju kažkokiu pasikeis. Nu, važiuoju traktorių remontuoti, žiūriu pro šalį, eina žemės ūkio ministras. Nu, tai kas man draudžia sustoti su juo pakalbėti ir toliau važiuoti traktorių remontuoti? Kas man gali šito dalyko uždrausti? Nu, nieks negali šito dalyko uždrausti, viskas. O čia jau uždraudė. Todėl, kad ten kažką tai jau jie pradėjo aiškinti. Plius mentai iš vakaro, kiek žinau, jau per ūkininkus, kurie biški daugiau ką pasirašė socialiniuose tinkluose, toj pradėjo iš vakaro važiuoti. Tokius lapukus ten jau įdavinėti, įspėjimus, kur jau turbūt matė krūvas kartų. Man veža ir veža tą makulatūrą. Realiai po to labai gerai aš suglamžau, reikia židinį užkurti ir labai puikiai sudeginu tas visus popierius. Tai iš esmės, tai ūkininkai va, parodė labai šauniai. Policija, akivaizdu, kad policija neadekvačiai elgėsi. Ir, pamiršau Dinodis Ter paspausti ir man skambina. Tai va, akivaizdu, kad elgėsi neadekvačiai ir dar ten yra klausimas visiems irgi pasikalbėkit su ūkininkais, su advokatais. Pinigų turit, vis tiek uždirbat, jeigu ką, duokit žinot, duosim, čia rasim, jau mes turim ir skyrių partijos realiai Šilutėj. Tai iš esmės užginčysim tuos, ten bus vaizdo medžiaga, ten nėra nei tų pasipriešinimų, nei dar kažko, dujų pripurškė, dar kažką, nu mentai parodė tikrą savo veidą.
Mergaitė išgelbėjo policininkai, kriminalistai, o va mentai gatvėje rodė, kaip va, žmogeliai, va, kaip ir elgėsi, moteris irgi žviegia, palikit vyrą, ten tą moterį apstundė, nu žodžiu, ten žiauru iš tikro, kas bus, kas buvo iš tikro. Tai va, ūkininkai irgi, va, labai jums dėkui, kas turit galimybę, norėčiau su visais tikrai pabendrauti, su visais pašnekėti, 19 valandą, atvažiuokit rytoj prie Seimo, vakare jau būsit po darbu, Vilnių pasižiūrėsite prie to paties ir, kaip sakant, galėsim ten pasikalbėti. Nu, prie to paties aš tai važiuoju į minėjimą, paminėsim sausio 12, pastovėsim prie laužų, o po to kažkur tai kažką pabendrausim, pasikalbėsim, kad čia nieks čia mums uždraus negali, ne joks čia mitingas, nei dar kažkai yra viešas renginys, kas nori tas ateina ir niekas negali. Nu jeigu mentai sugalvos apsitverti tvorom, Seimą aptverti tvorom, nu aš šokiam, aš realiai, neįsivaizduoju, nejaugi tokią dieną, kada žmonės ten kovojo su sovietų kariuomenė, nuo kareivių gavo malkų gerai, liaudiškai tariant, žuvogi, mentai apsitvers. Norėsiu aš visą šitą reikalą pamatyti, būtinai nufilmuosiu. Tai va, bus tiesioginė transliacija, viskas, tai žinokit, bet tai nereiškia. Kerkit užpakalius nuo sofų ir važiuokit, yra apie ką pakalbėti. Tikrai yra apie ką pakalbėti su visais. Tai va, mūsų partijos vėlgi, pasižiūrėkit, yra socialiniuose tinkluose, man sakė, yra informacijos, važiuoja, yra autobusai, autobusų atvažiavimo vieta yra ten pat, kur ir rinkosi autobusai, kai buvo nekilnojamo turto tas mitingas, ten prisiparkuot, ir visi 19 valandai iš ten ateisit. Tai žodžiu, ir tikrai bus, tai jeigu ką, ieškokit informacijos socialiniuose tinkluose, kur, žinokit, nežinau, prisijungkit prie autobusų, susitarkit, žinau, kad tikrai ir iš Klaipėdos važiuoja autobusas, praktiškai iš visų miestų, žinau, po vieną autobusą tikrai yra, o gal ir ten daugiau. Tai va, bet čia, sakau, mūsų jau partijos nariai šitą organizuoja, mes visi važiuojam organizuoti į Vilnių minėjimą. Viskas labai paprastai. Kas dar dalyvaus tam minėjime? Tai aišku, net nebejoju, kad rytoj įsijungsiu LRT Labas rytas ir pamatysiu sėdinčius žurnaliukas su nezabūtkėm. Jau jiegi tos lietuviškos trispalvės, tų lietuviškų tikrųjų simbolių viskas jau jie meta. Yra nezabūtkė, ta tokia gėlytė. Tai yra realiai konservatorių ten šaikos patentuotas ženklas. Rašo, ar iš Jonavos važiuoja autobusas, žinokit, nežinau, gal su kokiu Lobovu susisiekit, ten gal bus daugiau informacijos. Tai va, tai žodžiu, iš Jonavos, sakau, nežinau, dėl važiavimo Lobovos, tai važiuos, nevažiuos, nežinau, dar nekalbėjau, labai užimtas paskutiniu metu esu siaubingai. Tai va, tai tas nezabūtkės jau nuo ryto, turbūt LRT bus žurnaliugos susikabinę, tas nezabūtkės, visokie ten tie. Rytoj dar, žinau, mitingę dalyvaus. Bilotaitė dalyvaus rytoj mitingės, tai dieve mano, pasakiau, jau tiek pripratęs mitingę, minėjime dalyvaus Bilotaitė, Čmilytė, čia, nesu aš 100% įstikinęs, bet, visada prie tų laužų jie dalyvauja, tai nemanau, kad jie šį kartą aplenks šitą renginį. Ar nejaugi nusispjaus į mūsų jau tėvų padėtas galvas dėl Lietuvos nepriklausomybės ir minėjimą neateis. Bus Bilotaitė, bus Čmilytė, bus Landsbergiukas, bus Zingeris, bus Paviljonis, Raskevičius gali būti su Armonaitė Raskevičiui, tai visi tėvai padėkokit apskritai už šitą visą. Paklauskit pas Raskevičių, ar yra normalu su suknelė bėgioti vyrui apsirengus. Paklauskit prie to paties minėjime. Užtaikysitgi momentą. Tai va, Maldeikis, manau, bus su Maldeikienė. Gentvilas, senis, tikrai Gentvilas bus greičiausiai ir jaunėlis, nes bus ten Skuode ar kažkur tai Žemaitijoje. Mačiau, dalinasi informaciją. Nuvažiuokit ir ten Žemaičiai aplankykit, nereiks toliau. O Želytė bus irgi ta, kur sakė, kad aš norėčiau, kad Lietuva išnyktų ir jos neliktų, išsisklaidytų. Ir visi tie, iš esmės visi tie, kurie
prakišinėjo mums Stambulo konvenciją, visi tie, kurie prakišinėjo partnerystės įstatymą, visi tie, kurie prakišinėjo nekilnojimo turto įstatymą, visi tie, kurie akcizą jum pakėlė už kurą, už dujas, visi, kurie mokesčius tos naujus jum įvedinėjo ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, jie dalyvaus. Tai, bet sakau, renginys viešas, nebijokit, eikit drąsiai, kad čia nebūtų, rašo, gal rytoj ateis su Sijonu Raskevičius. Nu, gal jau ir daugiau kas ateis su Sijonu, pasižiūrėsim visą šitą dalyką. Rašo, tai konservatorių nebus, tai dabargi vardinu, kasgi minėjimuose šituose dažnai būna. Nu, bet šitoj dar kartą sakau, mūsų susirinkimo tikslas yra minėjimas. Ir mes turim teisę visi paminėti ir, manau, turim pareigą. Nu, gal kas nors norės personaliai padėkėjo, o rašo Kreivys. O, Kreivys irgi gali būti konservatorius. Padėkokit Kreiviui už elektros tą visą, ten tokį atpiginimą. Skverneliui padėkokit už tai, kad pardavė Ignitį, jeigu ateis. Čia beje pas Janutienę laidoj. Aš manau, kai Skvernelis mane pamatė, tai ten jam saugikliai iššaudė. Aš irgi nežinau, kad Skvernelis bus. Tai va, ten nes paskutiniu momentu ten gavus, kad Janutienę pakvietė, sakau, davai, atvažiuosiu. Nu, paskviečia, atei, kaip sako, aš tai viską problemų nematau. Tai va, tai tiek, pasidalinkit čia šitų vaizdo įrašų, nusiųskit, kas ten pažįstamėm, kas kaip gali, rytoj, sakau, minėjimas, pasiimkit trispalvės. Tas visas, mačiau jau Šimaitis, Raimondas dalinas jau tos visos nezabūtkė jau unitazai apklijuoti nuotraukos, tai šaunoliai žmonės teisingai elgiasi, teisingai daro. Šiaip mūsų tikrieji simboliai yra Vytis, Gedimino stulpai, Jogailaičių kryžiai ir, aišku, pagrindas tai yra trispalvė. Buvo tada pagrindas, kad žmonės drąsiai jau kėlė, laikė lietuvišką trispalvę, nes buvo sovietai ten kažkokią nupiešę mum lietuvišką vėliavą prikišę. Nu, kaip žiūrėkit, kaip sovietai nupiešė mum ale vėliavą, ten jum kažkokia tai bus. Taip žiūrėkit, konservatoriai mum kiša nezabūtkės. Aš spaliukas buvau, reikėjo įsisekti Lenino tą žvaigždutę su Lenino paveikslu. Tai dabar nezabūtkės mums kiša. Nu ir ateityje, aš manau, ten nezabūtkė yra mėlynos ir geltonos spalvos. Nu ir pagalvokit dar kartą, kokios yra tos, kokia čia mums vėliava irgi mėlyna geltona kiša. Ir nu, dar aš tik pasakysiu, aš ne prieš tą tautą. Ten kenčia, ten Zelenskis daro babkės. Elita visi iš to pinigaujasi, turtai visų padidėjo, o liaudis kurstas siunčia visus į frontą ir visi deda galvas. Ir nu, ten vat, norėjo Ukraina būti kaip Amerika. Nu, ir kaip pirmiausia, ką gavo nepriklausomybės karą. Realiai. Tai va, nors de jure pas jos karo nėra. Nei Rusija, Putinas sako, kad ten specialioji karinė operacija, o Zelenskis kažkaip tai karinės padėties kažkodėl Ukrainoje neskelbė. Nu, ten taip, padėtis tiksliau yra, bet karinė padėtis paskelbta, bet karo Rusijai Zelenskis neskelbė ir kažkodėl dar už dujų tranzitą gauna kiekvieną mėnesį pinigus iš Putino. Nu, taip pačia galima. Tai va, tai tiek, nenoriu daug išsiplėsti. Rytoj 7 val. Vakaro, 19 val. Susitinkam visi prie Seimo minėjime. Pasiimkit. Rašo 200 milijonų vėl Chacholams duos. Žinau, nu tai galėsit, galvoja, čia be konservatorių žinios, čia tik tai vienas Nausėda sugalvoja 200 lemų duoti ukrainiečiam ir jis vienas duos, tik susiderinęs su visais. Tai irgi padėkokit. Padėkokit, kad 200 lemų Ukrainai randa, o policininkai pas mus basi kažkodėl protestuoja. Tai va, kai policininkai jums kažką tai šnekės, bandys jums neleisti, tai jūs va pasakykit, kad va jūs basi ir turit stovėti kartais, karts, kad
Mūsų pinigai neaišku, kur išvažiuoja. Viskas. Iki rytojaus laikykitės dar, jeigu ką, kokios bus atnaujinimas info, tai rytoj mestersiu. Ate.